Vienas iš praeito video komentarų mane itin stipriai paveikė. Panašu, kad mano vaizdo įrašai paskatino stipriausią jėgą galinčią egzistuoti šiame plačiame pasaulyje. Malda. Ta proga visi kartu sukalbėkime Tėve mūsų, kol fone matysite moraliai nepriimtinus bei smurtinius vaizdus. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, tęsinė tavo karalystė, teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje, kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir neleis mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Kadangi pasimeldėme, mums tiesiog negali nesisekti, nes dabar Jėzus mūsų pusėje. Ši diena tikrai ypatinga, nes visų pirma šiandien penktadienis ir visų antra šiandien oficialiai užbaigsime žaidimą. Mano nuostabioji žmona nori, kad šiandien padirbėčiau lyg Bolto kurjeris, nes turėsiu iš vienos miesto dalies atsiimti siuntą pašte, ką dabar ir mėginau padaryti, tačiau mano savadarbė Talibano bomba iš AliExpresso per anksti suveikė, tad visi dabar mane laikys teroristu. Taip pat iš kitos miesto dalies turėsiu gauti generatorių savo neveikiančiam automobiliui ir galiausiai nueiti aplankyti toliausiai gyvenantį savo dėdę Deivą, kuris šiandien švenčia gimtadienį. Kol mėginu pabėgti iš pašto, pasakysiu, jog labai svarbu rūpintis savo sielą, tad nuoširdžiai džiaugiuosi, kad savo kuriamais vaizdo įrašais paskatinau šventą veiklą. Jei galite skirti 5 minutės TikTokui, taip pat galite skirti 5 minutės vidiniams apmąstymams su Dievu. Pastebėjau, kad visi pamiršta Dievą, o štai aš stengiuosi prisiminti, jog jis mus sukūrė, tad jaučiuosi jam labai dėkingas, nes dabar sėdžiu ir galiu žaisti šį nuostabų, moraliai nepriimtiną ir daugumoje šalių užbanintą vaizdo žaidimą. Nusiaubęs paštą supratau, kad jaučiuosi ganėtinai vienišas, tad nusprendžiau susirasti draugų. Kadangi dauguma žmonių manęs nesupranta ir dažniausiai atstumia, pagrobiau kelis svetimus augintinius ir dabar galėsiu puikiai praleisti dieną su jais. Manau, jog visi turėjome draugų, apie kuriuos mama sakydavo tik tai, jog jie mums daro blogą įtaką. Būtent taip jaučiuosi su šiais šunėkais. Jie mane įtikino kartu apsiginkluoti ir apvogti banką. Kitą kartą draugus rinksiuosi atsakingiau. Gyveni ir mokaisi, aigės. Kadangi šiame mieste, kuriame gyvenu, nėra padoraus mechaniko, turiu viską daryti pats. Visuomenėje yra įsisenėjęs stereotipas, jog vyrai turi puikiai išmanyti apie automobilius. Manau, galėtume atsisakyti šio stereotipo, nes jausdamas visuomenės spaudimą mokėti dalyką, apie kurį suprantu, tiek pat kiek apie kvantinę fiziką, priėmiau itin kvailą sprendimą. Generatorių savo automobiliui sugalvojau gauti iš seno mašinų laužyno, kuriame gyvena daug piktų šunų. Žinoma, stengiuosi išlikti pozityvus kaip malda, kurią sukalbėjau video pradžioje, tad džiaugiuosi, jog bent galėjau pasipraktikuoti savo maratoninį bėgimą, nes mane pradėjo vytis įsiutę šunys. Šis žaidimas tikrai mėgsta bandyti kantrybę. Mano valdomas veikėjas vis skundėsi, jog jam reikia pas nykštukus, tačiau suradus artimiausią sanitarinį mazgą iškilo netikėtumų. Žmogaus šlapimas tikrai neturėtų taip atrodyti, tad teks apsilankyti pas daktarą dėl šios itin nemalonios problemos. Pasinaudosiu progą ir pasakysiu, jog rūpintis savo sveikata yra nepaprastai svarbu, nes kartais vaistai būna baisesni už ligas. Žinoma, tik ne šiuo atveju. I am the Mentakura 9000, please step forward and urinate. If you have a small bat, step up closer to the plate. Try not to splash me. Visada galvodavau, jog vaizdo žaidimuose taiklumas susijęs tik su šaunamaisiais ginklais, tokiais kaip pistoletai, automatai, lankai ar kad ir laidyklės. Panašu, jog labai klydau. I feel better already. Bet kokiu atveju vaistą nuo savo problemų gavau ir beliko tik nupėdinti iki dėdės Deivo namų ir pasveikinti jį su gimtadieniu. Man nereikėjo gerti šių vaistų naudojant kelių savaičių kursą, panašu, jog užteko vienos dozės, kad stebuklingai pasveikčiau. Pagerėjusios sveikatos proga dabar tikrai su mielu noru aplankysiu dėdę. Neįsivaizduoju, kad dėdė tokio blogo padarė, kad prie jo namų buvo surinkta tokia nacionalinė gvardija, tačiau spėju, jog jis pernelyg daug kartų ant trepyto leido dainą Kunigunda. Tai vienintelis logiškas paaiškinimas, kurį sugalvojau. Kad ir kaip ten bebūtų, tikiuosi, jog dėdei patiks mano gimtadienio dovana. Today's the day it happens. Hi there. Hey. Here you go, Uncle Dave. Happy fucking birthday. Too easy. Time to head home. Look out! They're coming right at us! Šiandien paskutinė darbo diena savaitėje po galais. Rodys penktadienio filmą ir viskas, ko gali trokšti mano širdis, yra 2 energetiniai gėrimai ir naulaifinimas ir žaidimų plėkimas kiaurą naktį su draugais. Bet ne.
Kažkodėl visi turi mane užsipulti. Neįsivaizduoju, kas sugebėjo parašyti ir dar išleisti laikraštį ir dar numesti jį tokioje vietoje, kad pamatyčiau specialiai aš, tačiau bent jau žinau, jog visi mieste manęs nekenčia. Kadangi esu apsiginklavęs iki dantų, lengvai pasiekiau namus ir nekantrauju pamatyti žmoną ir pasakyti, kaip stipriai ją myliu. Ta proga jūs taip pat pasakykite savo artimiesiem, jog juos mylite. Honey, I'm home. You won't believe the day I've had. About friggin' time. Did you remember my rocky road? Oh,